Tikiuosi, mano inkstai taipogi vietoj išliks po šitos kelionės. We can dance, no problem. Kaip sakas krokodilą kepti? This is crocodile? Yeah. Ooh. Can I invite you? Yeah. Okay, what is your name? Thai. Thai. Yeah, my name Thai. Thai, like Yeah. Thailand. But you don't like Thailand. Cambodia. Okay, so I sit. Tai Sosadai visiems iš Kambodžos, tiksliau iš Siem Reapo miesto. Taigi, vakar sutikau tokią merginą atsitiktinai Angkor Vate ir ji man pasiūlė pavežti iki ežero čia šalimais esančio. Ir sutikau. Pasirodo, tam ežere yra toksai kaip ir kaimelis, kur žmonės visi gyvena ant vandens. Tai va dabar mes važiuojam ir pažiūrėsim, kaip ten kas atrodo. Tai aš ne mergina vežo jos brolis, bet ką padarysi. Tai jau taip pat būsim, varom, pažiūrėsim. Chết vào môi. Mèo chết vào môi. Mà bự. Ồ cuốn. Nu tai ką, vyručiai, atvykom mes į vandens kaimą, taip galim pasakyti. Bet pirmą mums reikia iki jo dar nuplaukti, kaip supratau. Tai va, turim tikriausiai čia kapitoną. Šoksime laivą. Patys vieni, kaip suprantu. Svarbu nenubildėt. This one? Yes. Okay. And then? There. Oh, okay. This one? Yes. All right. Boom. Esam laive. Nu ką, problemų su varikliu jau iš karto. Tai ką, manau, pats metas pasakyti normaliai, kur mes čia atvarėm ir kodėl mes čia atvarėm. Tai vakar aš keliau po tą Angkor Vatą ir sutikau vieną darbuotoją, kuri pasiūlė nuvežti mane čia už 20 eurų. Nu, ta prasme, į vieną pusę atgal ir į kitą pusę, į vieną pusę ir po to atgal ir dar čia 3-4 valandas manęs lauks. Nu, tiksliau, jos brolis. Tai čia 60 km iš viso, galvoju, kodėlgi ne? Varom, mėginam. Tai va, atvarėm čia prie to ežero. Šitas ežeras yra... Aišku, jeigu išplauksim kažkur tais. Tai šitas ežeras yra pats didžiausias ežeras Pietryčių Azijoje. Ir aplinkui jį yra visokiausių tai kaimelių. O tie kaimeliai yra ganai ant vandens. Tai plauksim, pažiūrėsim, kaip tie kaimeliai iš tiesų atrodo. Nes dabar jie sausasis sezonas, tai to vandens yra šiek tiek mažiau, tai galbūt netaip įspūdinga bus, bet visi pamatysim. Įdomu. Galbūt. Žiūrėsim. Problem? Ne, kas sutvarkys, manau. Pavyks mums, pavyks. Tai šiaip lietaus sezonų, tai vandens būna tikriausiai iki pat virš tos kalvos. Nes yra grinai sauso sezono realiai pats galas. Tai čia yra mažiausiai, kiek gali būti to vandens, realiai. Bet, vis tiek dar yra. Gyvenimas vyksta. Žmonės prisitaiko. Realiai nežinau, ko tikėtis. Kartu pamatysim. Tikiuosi, čia nebus kažkoks didelis skemas. Tikiuosi, mano inkstai taipogi vietoj išliks po šitos kelionės. Žiūrėkit, kokios, nežinau kaip pavadinti, atramos šitų namų yra. Tai galite įsivaizduoti, per lietaus sezoną vanduo būna iki pat viršaus. Čia dabar, kai yra sausas sezonas, tai mes galime matyti visus tas atramas, nežinau, strypus atramas, kaip čia pavadinti. Žiūrėkit, kokios įdomios konstrukcijos. Realiai, jeigu jūs atvarot per lietaus sezoną, jūs matytumėt visiškai kitokį vaizdą negu aš. Tai va, galime matyti, kopėčias pasistatė tam, kad įeiti namus. Kiti namai tikriausiai iš kitos pusės turi. Tai čia realiai,
šitos žmonių bendruomenės, kurie gyvena aplinkui šitą ežerą, tai yra, labai sunkiai gyvenantys ir realiai gyvena vien tik iš to, ką ežeras gali duoti. Tai pagrindė žvejyba. Bet dabar aiškus ir turizmo atsirado, bet vis tiek skurdžiai gyvena. Išplaukėm iš kaimelio, jau to turėtume pasiekti tą ežerą mes. Nes kol kas dar tik upeliu plaukiam. Ten gali matyti kažkokį tai pastatą, kelis negi ten daugiau, kurie yra grynai ant vandens. Tikiuosi nuvarysim ten, o ne tiesiog, kad plaukėsim. Mes jau kaip ir ežerė esam. Žiūrėkit. Šiaip, jei nežinočiau, sakyčiau, kad jūra. Tik nebangoja. Atrodo, mes plaukiam link tų namų. Pažiūrėsim, kas ten gero yra. Galėtų kapitonas lyg būt šnekus, bet nei trupučio nešneka su manim, tai irškai taip liūdnokai yra, bet ką padarysi? Atrodo, mes plaukim į tą pastatą. Tai matos restoranas pagal tai, kaip kėdės sudėtos. Pažiūrėsim, kokio maisto galim gauti vidury ežero. Ne vidury, bet ant vandens. Visi susiraukia čia kažkodėl visi yra. Okay, I go. Sako eiti man. Susidai. Ką čia turim? You see a crocodile farm over there. Crocodile farm? Yeah. Einam krokodilų pažiūrėti. Are they like alive crocodiles? Yeah. Wow. Einam krokodilų pažiūrėsim. What the fuck rimtis krokodilus? Ką jis tas krokodilus? Oi, what, didelis koks. Kas tas kroksais daro? Rankinukus? Diržus? Spėjau valgo jos. Čilina. Koks įsižiūrėjęs. Laukia, gal kažkas įdėsi maistą kokią. Jie turi krokodilų, šaunu. Ko čia dar gero yra? Deep fried bananas. O žiūrėkit, krokodilų filė. Gal visai krokodilų suvalgyšiu, niekada nesuvalgys. Kainos šiek tiek aukštos, bet reikia supras, kokioje mes vietoje. Pasiemam. Žiūrėkit, turim keptą krokodilą, arba turim tokį irgi keptą krokodilą, arba karštą varlę turim. Ką darom? Gal pasiemam tokį dalyką? Can I try fried crocodile? Yeah. Okay, and yes, this one, Cambodia. Yeah. Okay. Okun. Yeah, you can go see the skin crocodile original. Einam pažiūrėsim krokodilų originalią odą. What the fuck is this? Bet čia kainos jau tokios yra užkeltos, nes aš panašius dalykus mačiau mieste, tai 3 kartus mažesnės buvo. Sako, jeigu neturi ką veik, galėjai pažiūrėti ten, kad gero yra. Tai einam. Žiūrėkit čia. Tarp namų šitai viskas yra. Jeigu tai galim namais vadinti, namai, jeigu juose kažkas gyvena, tai reiškia, kad namai. O, žiūrėkit. Kažin čia tikri krokodilų kaukolės. Aš paliesiu. Nežinau, kaip keramika atrodos, bet blema net, ne, čia ne keramika, čia tikriausiai. Ok,
Cool. Galime tai kaip žmonės maistą daro. Sasidai. O, čia tūlikas. Viskas, jūs sustrigo dabar su manim tūlikė. Tai, ką, žinau. Tikėjaus, kad bus tiesiog skylė, bet ne, gali atsisėsti. Normaliai čia viskas yra. Aš galbūt čia labai pritaikyta tiems turistams. Nu, nežinau, gerai. O, leido ateiti virtuvę. Pažiūrėkim. Ten spėjau mums krokodiluką kepą. Kroksą. Sasidai. Čia daržovės daro man. Svogūnų laiškus. Nenoriu čia per daug trukdyti visiems. Kaip sakas krokodilą kepti. This is crocodile? Yeah, Ooh. Okun. First time crocodile for me. Gerai, pažiūrėjom. Krokodilas atrodo jau gerai iškeptis, paskrūdęs kaip reikiant. Sasidai. Jau toj bus tikriausiai paruošta viskas. Aš juk nesu fanas, kaip atsidaro Pietryčių Azijai alus ir kiti gėrimai. Net neina su vieną ranką, dar nemoku. Tai kažkaip toj paruošęs. Aš laimėjau, man atrodo, kažką tais. Rašo $1. Ai, nu atsidaro, tai šitą vis nesiema. Sorry, did I win something? $1. Yeah. What do I do with it? What do I do? I will give it to my driver. Is it like one beer? Yeah, no, oh yeah. One beer? Yeah. For you? One beer? Aš sakau, jam visiškai esu nusispjauti. Pasakė ačiū ir viskas. Galėtų būti draugiškesnis, nu, daviau alų realiai jam. Aš šitą žinau, kad Kambodžai ant kiek lengva gauti alkoholį. Alkoholis kainuoja alus 5-6 centų, ir tada tu gali laimėti dar. Ta prasme, tu nežinau koks šansas, bet visą laimi. Tiesiog dar free alaus, nemokam alaus gauni. Krokodil. Okay. Tai draugužiai, esat matę keptą krokodilą. Tai mes va tą, kad ten ką tik matėm, tai dabar atsidūrė man į lėkštę. Pažiūrėkim. Spėjau, kad guminis bus. Nu, kad dideli gabalai. Nu tai, bent jau netapo rankinuku. Nors ne šia mėsa, o ta tikriausiai tapo rankinuku. Kaip jau sakiau, guma visiška. Tik labai prastai iškepta kiauliena. Skonis šiaip savotiškas, nežinau. Turi to jūros skonio šiek tiek. Neįdomiai. Bet kiauliena skaniau. Vis dar kramtau. Kaip ir žuvies skonis, kaip ir kiaulės skonis, lyg žuvis su kiaulė būtų maišyta. Žiauriai įdomi. Nežinau. Pabandymai visai fani. Prie alaus taip žiauriai gerai. Šiaip skanus. Tik labai sunku kramtyti. Gal reikia kokių kitų būdų, kaip jį iškepti. Gal patuškinus skaniau būtų. Gerai. Krokodilui vakar valgėm varlės, tai krokodilas geriau negu varlė. Tai galiu pasakyti. Tai va. Gerai, po šio krokodilo valgymą mano žandikoliai tiesiog galėsiu deimantus kirsti. Pjauti su savo žandikoliu. Aš eidau savo. Aš jau pavargau kramtyti. Jis jau įsispaudimą iš savo kapitono. Jis žiūri mane. Laukia. Nepatenkintas kažkom tais. Gal praso dieną turi, ką aš žinau. Nu, realiai suvalgiau visą tą krokodilą. Šitą gabaliuką palikau. Nes aš nuo jo nusilaužiau, tai ten grinai degėsis. Guma neįmanoma kramtyti, jau galvoju, ai ne, jau šito jau nebevalgysiu. Šiaip, ką aš žinau. 8 dozų neverta. Buvo verta ne tik tais pamėginti, bet jeigu antrą kartą, tai jau tikrai nebevalgysiu. Nebent troškintą kroksą, tai tada jau gal. Ar tik krokodilo faršo kokį, nežinau. Bye bye. Bye bye, thank you. Nu,
visi tokie šaltais veidais. I go? Yes. Okay. Okay, I will try. Žiūrėkit, ir nenukritom. Nu, klausimas, ar užsives dabar variklis. Jeigu čia pasiliktume, būtų nelabai gerai. Nu, ne. Nu, trečias kartas. O, trečias kartas nemeluoja. Aš nežinau, man žandikaulį taip stipriai skauda. Nu, realiai, jaučiuosi kaip eskortė Dubajuje šią dieną. Ai, jūs tau. Nutirpo viskas tiesiog. Atrodo, kai jau plaukiam namo. Aš ten norėčiau. Man atrodo, kad mane šiek tiek apgaudinėja. Turiu tokį įspūdį. Nes kiek žiūrėjau kiti, tai pasiplaukė ir čia su paprasta valtim. Ir daugiau visko pamatom. O mane čia taip ekspresu nuplukdino, suvalgiau kroksą, dabar atgal. Nežinau. O kaina kokie jau tiek kiek visi. 3-5 dolerius. Tokios kainos. Visiškas skemas. Nu bet nieko, nu ką jau padarysiu. Teks prie Maksimos Lietuvoje pinigų prašyti. Tai jeigu jūs netyčia mąstysit atvykti į Kambodžą, tai va, susojų metu, tai kovas, balandis, tai čia sausio sezono pats galas. Tai viskas taip atrodys. Tai jeigu atvarytumėt po lietaus sezono, ten lapkritį, spalį, gruodį, tai vanduo būtų aukštai. Ir jis tikriausiai nebūtų toksai rudas kaip čia. Būtų gal šiek tiek skaidresnis. Bet žinot, atvariau kovo mėnesį, tai vis tiek norėjau čia taip pažiūrėti, kaip atrodo kaimas ant vandens. Matom vis tiek šiek tiek kitokį tą vaizdą. Gal negi ir įdomiau. Nu gerai, nu neįdomiau, bet nu vis tiek įdomi. Manau, reikės čia sugrįžti man kažkada per lietaus sezoną, kad pamatyti tą skirtumą tarp lietaus sezono ir sauso sezono. Čia realiai nematytume šito žolės, šitų žemių, būtų vanduo visų, nes mes būtume aukščiau šiek tiek. Įdomiai. Vis tiek unikali vieta, nors ir sausojų metu, kai esam, vis tiek įdomiai. Bet tikiuosi vis tiek patiko jums šitas video, pamatyti kaip atrodo gyvenimas ant vandens. O šiuo metu nepilnai ant vandens, tai žiūrėk, reikia pasilenkti. Bum, paliečiau. Nereikia lenktis. Čia mato tinklus kažkokius tai turi. Realiai, jeigu nedirbi su turizmu, dirbi su žvejyba. Jokio kito verslo čia tikriausiai nėra. Kaip įdomi vis tiek čia, nu. Aš čia brangiai sumokėjau, per brangiai. Nu, bet vis tiek, atsiminsiu visam gyvenimui tikriausiai. Tikrai įdomi vieta. Reikia tą tuktuko vairuotoją susirast. Pasakysiu, kad šitą kokį pusvalandį pasivaišiusiu, nes, nu, per trumpai buvo tas pasiplaukimas. Šiek tiek man nepatiko, tikėjausi ilgiau. Gerai, aš vairuotojų iš viso savo net nerandu, tai mums proga bus pasivaišyti. Einam, pažiūrėkim, kaip atrodo tos atramos. Aš nežinau, gal pasakykit komentaruose, kaip tie dalykai vadintųsi. Pastoliai, atramos, aš žinau, kad angliškai stilts, kojytės. Gal kojytėm tiesiog vadinkim ir viskas, kojytės. Įdomu, kaip tie laiptai išbūna po vandeniu. Nesuirsi jie, kažin? Tikriausiai, kad ne. Sasadai. Fist bump? Give me fist bump. Bam. Okay. Ot koksai. Tai žiūrėkit, kaip namai atrodo. Bet šiaip žiūrėkit, čia Kambodžos kažkokia tai politinė partija.
Čia visas miestas, čia nėra, kad žmonės tik gyvena. Yra ligoninių, yra parduotuvių tikriausiai, mokyklų. Tai vat vandens, tiksliau lietaus sezonų, tai čia viskas būna... Va čia vanduo būtų, suprantat? Jau nežinau, kiek kartų tai jums sakiau. Jau manau supratot. Žiūrėk, va čia tai ligoninė. Ha, tokioj vietoj. Nu, kaip tas kelias išbūna po vandeniu? Kaip jis nesuirsta? Aš kiekvieną kartą, nu negavau, kad kiekvieną kartą padengia naują. Ai, žinai, nežinau, nesigaudau. O gal vanduo nepasiekė šitos vietos, gal žinot, čia kažkur būna? Neturiu idėjos. Ten galbūt parduotuvė ar drabužių. Einam, pažiūrėkim. Velniai žino, ar čia parduotuvė. Tiesiog viskas sumėtyta. Panašu parduotuvė. Tai čia tiesiog Kambodžos humana tikriausiai. Nu, kas čia tokia ateina? Do you love Thailand? Thailand? Oh no, Cambodia, Cambodia. No, Fuck Thailand. Thailand for you. Yeah. Cambodia and Thailand. Cambodia number 1, Yeah, Thailand. Cambodia on there. Sorry? Cambodia on there. And there? Yeah, Cambodia on there. Cambodia Yes. and on there. Okay, Cambodia better. What is your favorite sport? Sports. Yes. Sleeping. Me, football and volleyball. Football? Me, football and volleyball. Okay. What team you like? Football team? I don't know, I don't watch football. Barcelona maybe. Yeah, me Barcelona, Sam. Okay. Sam. Messi or Ronaldo? Yes. Messi or Ronaldo? Ronaldo. How many people have you got in my family? Sorry? How many people have you got in my family? In my family? I don't know. Okay. What about you in? Sorry? What about you in? What What about you in? crib? Me grade 7. Oh, I'm 31. I'm not in school. Me. You? Yeah, Okay, yeah. go. Can I see the house maybe? Home. Yes, can I see the home? Can I? Oh, let's go? Okay? Can I? Okay. Yes, show me. How? Show me. Okay. Yay, namus pamatysiu kažkada. Home grandma. Your grandma. Yeah, home. Okay. Oi, aš man atrodo biškai per sunkus esu šitam keliui. Grandma. Hello, grandma. Hello. Sosadai. Hello, Jay. Sosadai. Okay. Batus nusimauti. Į namus įeinam. Okay. Okay, let's go, let's see. Nueikim, pažiūrėkim į namučius kažkieno. Do you love me? You are very young, I cannot love you, sorry. Illegal. Hot. Oh, very hot. Wow, jam tokių. Will I fall out? No. No problem. We can dance, no problem. Favorite song? Song? Yeah. I listen to metal, you will not know. Me. Oh. Oh. Yeah. What is- Le. La. Me. Oh. And baby. Baby, Yeah. Justin Bieber. Oh. Oh, Justin Bieber. Yeah. This one. Oh. Come on. You know you love me. I wanna pray. Shadana. I gonna say you are my love. You are my mom. You are forever. Let's go. Baby. Oh, Baby. baby. Oh, such a loving Okay. I'm in the net. Okay, can I see? Yeah. Okay, let's go. Baby. Oh, high five. Let's go. Yeah. Wow, vėl mane taip išdūrė. Op. Wow. Tai matot, viskas taip yra ant medžio. Kaip įdomiai. Susiradom draugų pagaliau. It's a Toilet. yeah.
Okay. Stop. I stop. Friend me. Okay, I will wait. No problem. Home my mom. This is what? Home my mom. Your mom home? Yeah. Okay. It's at home my. You. I can go? Yes. Okay. Up. Oh. Oi, oi, oi. Ayun. Oi, oi, oi. Ayun. Okay. Go, go. Fish. Oh, wow. You eat that, yes? Yeah. Ah, food. Ăn phân lập si cài. Wow. Wow. Mà anh ơi. Mmm. Oh. No problem. No problem. Na, ką čia dar turime? And what room is this? This is... Sorry? Bantup. Sleep. Oh, sleep. Bedroom. Ah, tai čia jūs miegate visi, ne? Oh, Me level 1. family and friends. Level 1. This is for school? Yes. Ah, okay. English level 1. Khmer grade 7. Alright, okay. Venta. Okay. Toys, yes, I see. Toy. Nu va, pamatėm, kaip vietiniai gyvena, iš vaikų akių, matot. Čia viską tikrą mes pamatėm. Are you like brothers and sisters or Yes. everyone brothers and sisters? Family? Oh, very big family. Oh, kitty cat. Kitty cat. What is the name? Name. Pra. Prat. Pra. Prat. Pra mèo. Oh, angry cat. No, it's okay, keep that. Palik tą ką, nemuš, kačiuko, nemuš. All good. No, it's okay, keep the cat, let him sleep. Cat sleep, okay? Cat sleep. Pra mèo. Miau. Pra mèo. Bent jau tiek galim susikalbėti, ne? Okay, my friends, I will go. I need to go to Siem Reap. Okay, yes, Siem Reap. Sorry? Uncle what? Yes, Uncle what? Here. Okun. I go. Oh, my shoes there. So I will go back this way. Yeah. Oh wait, there's a bridge. Oh yeah. Kokiais čia laiptukais mums lipti dabar reikės? Samto. No, don't do that. No, don't. No. Okay. Kodėl man rodo vaiko patinis, aš nenoriu žiūrėti. Oi, kaip mes čia lipam. Is it okay? Am I not too big? Aš neįlūšiu čia vyručiai. Man netgi batus atnešė. Okun. Okun, bye my friends, bye. High five. Nu ką, draugužiai, įsiveržimas į kažkieno namus buvo sėkminga šiandieną. Yes! Fainiai, vaikučiai parodė namus. Aš jie labiau buvo suinteresuoti dainuoti Bieberio dainas, bet pamatėm ir namus, ir padainavom Bieberio dainą. Tai gerai, varau aš pas savo vairuotoją. Hello. Varau pas vairuotoją ir varom namo, ilsėtis. Taigi, sekanti diena, vakar, kai baigiau plaukioti, tai realiai grįžau, montavau video, ruošiausi šiandienai, nes dabar 5 ryto kėliausi. Good morning, Sosedai. Ir dabar važiuosime 5,5 valandos iki Pnompenio, o tada skrisime jau į naują šalį. Ir reikš būtinai mums suspėti į oro uostą. Čia taip gavos, nes mes važiuosime iš vieno miesto kitą miestą, o tada miestą dar reikės važiuoti iki oro uosto. Nu, mėginsim suspėti, ne? Mėginsim. Video galės sužinosit, kur skrisim vėl. Nu, tai jau atvykau į oro uostą. Nefilmavau aš tos kelionės labai, nieko įdomaus nebuvo, tiesiog važiavau ir mėginau miegot, nes naktį vos 4 valandas miegau, tai toks visiškai daužtas jaučiuos. Tai gerai, varom į oro uostą, įsimetam bagažus visus ir registruotą, nesunku šnekėt.
Gerai, tai varom į oro uostą, pasižiūrėsim, kaip ten kas atrodo ant greičio ir tada pasakysiu, kur mes skrendam. Nu, koks pirmas vaizdas? Nu, neblogai čia Kambodža, ne? Kiek žinau, šitas oro uostas čia labai neseniai buvo pastatytas. Jie turėjo kažkokį senesnį, bet dabar naują pastatė. Toks mandrus. Neblogai. Nu tai ką, viskas, nebesu Kambodžai, ištampavo mane laukan. Nu, tai manau pas metas pasipasakot, kur aš dabar skrendu. Tai dabar aš skrisiu valandikiai pasibūti į Laoso sostinę Vientianą. Ten valandą pasibūsim. Tada skrisim ant kažkur 3 valandų į Vietnamo sostinę Hanojų. Nu, o tada galiausiai ant 10 dienų nuskrisim į Manilą, Filipinų sostinę. Nu, tai varysim mes į Filipinus, bet mes nevarysim ten į tas visokias tai kurortinės salas, kaip šitam su, nes man paprasčiausiai nėra įdomu, nežinau, aš pats gyvenu prie jūros, tai man tos jūros, man niekad nebuvo įdomu jūra, man labiau kalnai patinka ir panašiai. Tai va, tai mes būsim sostiniai ir aplinkui, pažiūrėsim, kas ten gero yra, kaip žmonės gyvena, sakykime, Filipinų didmiestyje. Ten tikrai yra veiklos ir keletą gal, nu nežinau, gal 3 vidosių, kur manau pavyks man susukti. Nu, tai varome į Filipinus, vat, štai ir pirmas skrydis. Nu, atskridau jau į Laosą, į Vientianą. Bet čia labai įdomiai, nes čia skaitos kaip techninis sustojimas. Tai realiai, vat, išlipom iš lėktuvo, apeinam ratą ir vėl įlendam į lėktuvą. Tiesiog ten degalus prisipildo ir panašiai. Nu, aišku, to pačiu žmonės, kurie iš Vientianos skrenda į Hanojų dar įsėda. Tai toks balaganas. Nu ir pas oro uostas toksai, nu nežinau, nu jau tūlika šiek tiek nešvarus, bet gal man taip pasisekė. Ne, nu jeigu esam Laose, nors oro uoste, nu reikia paragauti Bir Lao. Tas eilė skuba. Mėginam. Nu, žmonės jau po truputį visi sueina į skrydį. Pats metas aliuko įsigerti. Ko čia visi skuba, nesuprantu. Yra dar laiko šiek tiek, 20 minučių. O šiaip Laos aliukas gal negi skanesnis už tos, kurios geriau Kambodžai. Neblogai. Žiūrėkit vis tiek, vat. Čia mes esam oro uosto parduotuviai. Atrodo tiesiog kaip, na, kioskas. Suprantat? Geras. Reisų galim nusipirkti. Kokias panašių reisai? Chili squid. Ok. Nu ką. Einam. Su paskutiniaisiais. Viską suspėjom. Įsileidom aliuką vieną. Bus geresnis skrydis. Aš dabar skrysim vos, man atrodo, 45 minutės iki Hanojaus. Bet man reikia pamiegoti, nes gal aliukas padės pamiegoti. Kažkaip įpratau skristi su lėktuvais ir, nu, jeigu duoda maisto, tai gali gauti pogi kažko atsigert, nu, žinot. Ir visur kažkaip būna vis tiek alaus arba vyno, čia, ne, čia Vietnamo Airlines. Tai tik tai Sprite'as, cola arba pienas. Čia pienas gimigda, ne? Nu ką, dar kartą. Už sėkmę, už laimę. Hello again. Nu, sveiki, draugai iš Manilos. Man jau 4:30 ryto. Aš žiauriai noriu miego. Einam per imigraciją dabar. Susitiksim toj. Nu, mes esame oficialiai Filipinuose jau. Tik klausimas, ar mano kuprinė bus atkeliavusi tiesiai iš Kambodžos čia, per 3 skrydžius. Tai tikėtis. O, matau kuprinę savo. Nuo pat Kambodžos iki čia. O, ir pastrigo, nu. Nu ką, viskas. Viską pasidarėm, pasiėmėm grinų pinigų. Galim varyti. Įsikviesim Grabą ir varysim miegot. Pažiūrėsim, kas ten per viešbutis ir šis leis man čekiną pasidaryti 6 ryto. Jau dabar po 5 yra, primetat.
Nu ką, atvažiavom į namučius. Pasirodo prie pat bažnyčios. Čia bažnyčia, čia mūsų namai bus. Gal varpai nedundės čia mums dabar, kai miegot mėginsim, ką? Nu, okei. Susitiksim kambarį. Nu, tai kaip ir atvariau savo tą viešbutį, bet nėra jokio administratoriaus šiuo metu. Čia, nežinau, valytojas kažkoksai, tai darbuotojas sako, kad palauk. Ta, moteris, jinai nuėjo iki parduotuvės maisto pasiimti. Aš jau, nežinau, 15 minučių laukiu. Tai aš jau galiu tiesiog imti. Ir čia ant sofos miegoti. Man tiek jau gerai būtų. Mums pavyko, mes turim namus. Jau, aš vos ant kojų pastoju, 6:30 yra, realiai, sakau, parą nemiegojau, nu nebent ten tas 2 valandas lėktuve kažkaip pamiegojau. Tai kambario reviewsas, labai daug energijos, pasiruoškit. Tai va, lova, aš tiesiog žiūriu tą lovą, aš negaliu kaip noriu atsigult. Ir nu va, visą virtuvėlę tokią turim. Tai smagu, vietos nemažai. Einam, turi ką važiuoti, dar pas nebuvau. Kaip čia šviesą įsijungiu. Nu, įprastai. Nu, o kaina 17 eurų už naktį, tai tiesiog aš žinau, kad gausis taip, kad reikės šiek tiek dienos metu pamiegoti ir pasiilsėti, tai aš pasiėmiau tokį, nu kaip, šiek tiek brangesnį variantą negu įprastai šitame pasaulio krašte, bet tiesiog man reikia pailsėti. Nu, tai šiandieną tiek. Ačiū, kad žiūrėt video. Laikas, subscribas, komentas ir susimatom kitą kartą. O jums noriu priminti, kad jūs pasidarėt kavą arba arbatą prieš užkurtais pusvalandį į virtuvėj paliko, taip ir neišgėrit. Jums tikriausiai jinai atvėso. Tai va, teks darytis naują arbatą. Gerai, ate, labanakt.